Tai gerbiama vadovė, kitą. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti Jums už savo laiką, už savo širdį, kurią Jūs atiduodate mūsų rajono žmonėms. Manau, tie žmonės, kurie žino mano pirmąją specialybę, supranta, kad aš puikiai išmanau, ką Jūs čia darot. Ir puikiai išmanau, ką daro Jurgita. Ir aš manau, kad šiais laikais turėti tokį didžiulį chorą, turėti tokį darnų kolektyvą ir taip darniai dainuojant, vis dėlto skambant Jūs tikrai gerai. Nežiūrint sudėtingos mūsų kultūros rūmų akustikos, aš žinau, kaip čia sunku prasibrauti, čia gal Mikalauskas tik tai su savo balsu liūdai Jūs čia sugebėjot pramušti šitą sieną. Čia yra tokia siena, kuri tarsi prilaiko garsą. Žinot visi muzikantai, kad čia yra sudėtinga labai dainuoti. Ir norėčiau savo vardu padėkoti Tremtinių chorui Vėtrungė, švenčiančiam 25-metį, padėkoti už gražiausias dainas apie Lietuvą tėvynę, už širdyje nešiojamą ir saugomą laisvės kovų ir tremtinių dainas, už dalyvavimą įvairiose šventėse, mūsų pasaulio lietuvių dainų šventėse, už Jūsų darbą, už Jūsų triūsą. Ačiū Jums labai, Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis. Nu ir kad ir Stasiui, ir visiems kitiems Rokiškio gyventojams, ir ypač koristams būtų ramu, aš šiandien visgi norėčiau, kad Jūsų salėje, kur Jūs repetuojate, turėtumėte mano pasižadėjimą, kad daugiau niekas nedrįstų nei spekuliuoti, nei gąsdinti, nei kas nors bandyti sužlugdyti Jūsų veiklą. Todėl, suprastamas, kokia svarbi sąlyga yra tautai išlikti, yra istorinė atmintis, tautinės sąmonės kėlimas. Aš, Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis, iškilmingai pasižadu rūpintis, kad Vėtrungės choras išliktų, saugoti jį ir globoti, suteikti galimybę choro dalyviams turėti pasirinktą vadovą, skatinti, kad Rokiškyje ir už jos ribų skambėtų tremtinių dainos ir giesmės. Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis. Nuo šiol aš Jūsų choro vadovauju. jaučiau metų prasmingą regimą.
čia su visais dainavau, koks aš ir laimingas. ne jie pasakė. Skamba šilai, mūsų laimės juoko. Jeigu kam liūdna labai, Jūs atvažiuokitės čia pas mus, nes mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, atskubėkim gyventi, nes nes pradės nebegrįžtas, skubėkime džiaugtis, paliks nebegrįš jos, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. kaip gražu miške, atsiros laike, paslaptinga ilgučia. Dabar tik publika sako oho, ne? Kaip gražu miške, atsiros laike, paslaptinga ilgučia. Mūsų dienos Kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, atskubėkim gyventi, nes pradės nebegrįžtas, skubėkime džiaugtis, paliks nebegrįš jos, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Jums reikia